Jis neabejotinai pasigirtų tuo, jog nebijojo mirties, jeigu dabar būtų gyvas. Epikūras sakė nebijoti mirties. Anot jo, mirtis nėra reikšminga nei gyviesiems, nei mirusiems, nes pirmųjų ji neliečia, o antrųjų jau nebėra. Su tokiu teiginiu sunku ginčytis, tačiau kaip pripažinti savo, jog mirtis negali būti patirta gyvojo, nes jis jau bus miręs, kuomet mirtis įveiks jo kūną, o pastarajam mirus jokio patyrimo ir negali būti. Kaip tai pripažinti, jeigu kiekviena diena mus artina prie mirties ir šis laiko verpetas, ši nuolatinė kova su paromis ir metais, arba priešingai, nenumaldomas merdėjimas, atima mums dar vieną dieną. Tik doroviškai suluošintas žmogus galės apie tai negalvoti. Jis pajėgus atlikti poelgius, kurie vienaip ar kitaip nebūtų susijęs su savo baigties supratimu. Tačiau neretai šie poelgiai susijęs su kitų žmonių baigtimi. Jeigu tik pastarajam suteikta pakankama valdžia įgyvendinti savo ambicijas. Nejau reikia sutikti su Sokratu, jog mirtis galinti būti didžiausia iš visų gerybių, bet tuomet mūsų aptariamas dorovinis luošys patikėjęs, jog nebūtis, iš kurios jis atėjo, galinti jį pamaloninti taip, kaip gyvenimas nekart nepamalonino, tik ką supratęs šią tiesą, gali atlikti savo pasirinkimą ir tai yra jo teisė. Tačiau būdamas bedvasis ir prirakintas prie savo gyvuliškojo prado, bei baimindamasis klaidos savo sprendime, jis gali pamėginti kartu su savimi pasiimti kuo daugiau žmonių, taip tarsi užtvirtindamas savo sprendimą ir numalšindamas riziką, kurioje glūdi sąmoningumas, bet kuris neapsieina be abejonių. Pasiųsdamas myriop save ir kitus, jis elgiasi kaip didvyris, tuomet jam taip atrodo. Jis nesijaučia esąs bailys, bet būtent toks jis yra. Pasiuntęs save vienintelį, ten, kur ir taip nenumaldomai nuolatos žengia kiekviena gyva būtybė žemėje, jis tik pagreitina laiką ir bando kuo greičiau išsivaduoti iš baimės, kurią jam suteikia žmogiškojo sąmoningumo dovana. Jis mano galįs valdyti laiką ir imasi pačių drastiškiausių poelgių, net savo paties atžvilgių. Čia aš nekalbu apie nepaisančius laiko, kurie tiesiog pasidoda akimirkos žavesiui ar kartėliui ir nieko nemąstydami suveda sąskaitas su pačiu savimi. O štai baimės atveju, kuri tampa jo fobija, suformuoja tokią sąmonę, kuri tampa jo prakeiksmu ir naikina jo dvasią greičiau nei laikas naikina kūną. Ir vis dėlto, kokia laimė, jog kaip sakė Albertas Camus, neverta bijoti paskutinės teismo dienos, nes jį vyksta kiekvieną dieną. O laimė juk čia tame, kad tiek bedvasiai luošiai, tiek moraliniai ideologai vėliau ar anksčiau keliaus pas savąjį Dievą, o tai atima iš jų galimybę išsigimti galutinai, kaip tai būtų visiškai pasikliaujant savo nemirtingumu. Tegul vieni sako, jog jie žino savo egzistencinę amžinybę ir tegu pasakoja man viską, ką jie apie ją išmano. Tik svarbu suprasti, jog tai pasakojimai, kuriuos jie išmoko gyvendami savo laikiname kūne. Tai pasakojimai, kuriuos jie skolinasi iš fizinio pasaulio, todėl jų pačių abejonės pagrįstos ir pateisinamos, kaip ir baimė bei nenoras išspręsti šį disonansą. Tai šio pasaulio disonansas, kuris viso labo atsispindi jų pasimetusiame prote. Ir vis dėlto norėtųsi, kad šis mintijimas būtų atsimintas ne kaip refleksija apie mirtį, bet kaip refleksija apie gyvenimą. Gyvenimą, kuris yra sąmoningas, juk aš kalbėjau apie moralinį išsigimimą, tačiau priešingai jam yra ir moralinis gėris, kuris pakylėja padaryti mus kažką gero ne tik dėl savęs brangiausio, bet ir dėl kitų. Tai toks sąmoningumas, kurį jau pasiekus mes galime kalbėti apie moralę. Kalbėti vadinasi siekti daugiau, atmesti vadinasi atsisakyti paskutinio gėrio lašo savo širdyje. Galbūt nusivylus gyvenimu, o galbūt nuolat nuviliant kitus ir jaučiant iš to malonumą. Tačiau anaiptol ne kiekviena būtybė gali apie tai kalbėti.
Nepaisant net to, kad jis žino daugybę gražių žodelių. O ką reikia manyti apie tuos, kurie negali patirti gėrio, kuriems dorovinės savokas siejasi su silpnumu ir pataikavimu? Aukoti gyvybės visai nebūtina, tam, kad įrodyti savo patosą gėriui, nors tai būtų ir reikšmingas poelgis. Bet ar pamenate apie paskutinėje teismo dieną, kuri vyksta kasdien? Todėl toks aktas nebus jau toks ir svarbus. Kaip yra priimta manyti svetimo kraujo ištroškusios daugumos, gebančios numalšinti savo išdidumą tik nusiplovus rankas šiuo krauju tarpe. Daug svarbiau, jog kovoje su laiku, kurią nebejotinai pralaimėsime, mes nenuleistume rankų ir paliktume po savęs kažką daugiau nei krūvas paprasčiausių negyvėlių.